su jumis tiem, kas tiki. Šiandien peržiūrėkime zodiako ženklų žinutes. Rinkitės iš 3 variantų, katras jums labiau patiks. Tai ir žiūrėkime. Pradėkime nuo pirmo varianto, klasikinių kortų. Patrauksiu šitas, nesimaišytų. Taigi pradėkime. Dvyniai. Kokia informacija keliaus dvyniams? Pas jūsų galbūt sugrįžta tai, ką atstūmėt. Pas jūs sugrįžta tai, kas buvo atstumta, ko nenorėjot priimti. Galbūt ieškojot kažko tai panašaus, jausmingo, gilaus, kažkokių tai patarimų ar laukit kažkokio supratimo. Ir tai vis ateina ir jūs tai atmetat. Kovojate su savo jausmais dėl kažkokio tai žmogaus. Galbūt norėtumėt pasirodyti geresnis, taikesnis žmogus. Bet kiša koją kažkokie tai, ar tai pažįstami, ar tai kažkokie pavydai, ar tai kažkokie nekonkretus asmenys. Jūs nutolot nuo visų situacijų, kurie jūs liūdina, kurie nėra jūsų draugai, nėra kažkokie tai geri žmonės. Jūs tiesiog galėjot netgi išvykti. Kortos sako, kad priėmė teisingą sprendimą. Jaustis teisingu, norėjot prieš kažką laimėti, pasilygiuoti. Tai yra savotiška pergalė jums. Dabar galite balansuoti ir jūsų jausminė sritis gali būti nepastovi, bet laikui bėgant įsibalansuosit ir viskas turėtų būti gerai. Taip pat galite ieškoti kažkokių tai draugų, kurie neturėtų nei partnerysčių arba jūs supa tokie draugai. Taigi, tiek dvyniams šiandien. Pažiūrėkime Vėžio situaciją. Vėžys, kas svarbu šiandien. Kaip išlikti savo soste pozicijai kuo ilgiau, kad neužuostų nei šeima, nei artimieji, nei draugai, nors esate baisiai pavargius ir visi sunkumai, kiek tik galėtų, užgriuvo jūsų pečius.
daug kovojate, nešate sunkias naštas, galvojate, kokį ėjimą daryti. Svarstate, kas būtų pelningiau. Kažkas atsukęs yra jums nugarą, su kuo turėjote kažkokių tai įsiskyrimų, pykčių, kivirčų. Tas žmogus taip pat yra jūsų galvoje, primeluota, prisakyta kažkokių tai dalykų. Jūs galvojate, kad tas žmogus pasiliks ten, kur yra ir jisai negrįž, nebesikėsins į jūsų gyvenimą, jūsų mintyse yra svarstama apie galbūt šeimyninę laimę, bet su tuo žmogu jau jums nepavyko. Dėl to kažkaip nerimaujate, nors norėtumėte išlaikyti savo pozicijas, kad ir kokios jos būtų. Ar jums pavyks? Taip. Jūsų gyvenime galbūt bus kažkokie geri įvykiai, šventės. Galbūt išvyksite kažkur tolimoj kelioniai, rasite kažkokių bendraminčių, kur galėsite atšvęsti ar tai gimtadienį, ar tai kažkokį susibuvimo metu, suprasite, kur jums reikia keliauti. Galbūt ateis toks išmintingi patarimai, galbūt susitikimų metu klausysitės kažkieno galbūt idėjas, pasiimsite savo. Tiek būtų Vėžiui. Taigi pažiūrėkime, Skorpionas. Ką šiandien norėtų pasakyti kortelės Skorpionui? Skorpionas. Toks jausmas, kad jūs bandėte prisiviliuoti sėkmę ir jums gana neblogai sekėsi. Jūs radote tą aukso viduriuką, kur galėjote sužinoti kažkokius svarbius dalykus, kur buvo ir kitų žmonių. Kažkas tą informaciją, kurią jūs sužinojote, atmetė, nenorėjo matyti, nenorėjo išgirsti, galvojo, kad tai netiesa, bet jūs supratote, kad tai yra tikrai svarbu. Arba suprasite. Jūs suprasite galbūt, kad reikia saugoti labiau save nuo kitų žmonių. Kad kiti jūs mato visai kitokį, negu jūs žinote, kas jūs esate. Galbūt lengvabūdiškai žiūrėjote į kažkokius pasakymus žmonių.
kažkas galėjo netgi bijoti. Neduoti jums to, ko reikia. Bet vis tiek tas supratimas jums duoda kažkokių vilčių rasti kely tai, ko jums trūksta. Link kažkokios moteris link. Kažkas gali labai pykti sužinojęs, ką jūs darote ar padarysite. Bet eiti verta. Jūs turėsite sunkų kelią, seksis, galbūt gausite sekti kažkieno pėdom, arba norėsis, arba kažkas norės jūs paklaidinti. Jo. Jūs galbūt turėtumėt rasti savo kelią, nes gali būti, kad kažkas norės apsimesti, kad veda jūs geru keliu. Jūs eidami ties tuo rasite kažką įdomaus, kur bus keletas žmonių. Jie tikėsis, kad jūs suprasite. Ir priimsite tai, kas duodama. Tada jūs kažkaip pasakysit, kad jūs žinot kitokią tiesą. Jie tarsi galvos, kaip taip gali būti. Tarsi galbūt jūs norėsite būti vieniši ir jums siūlys kažkokį žmogų, kad būkit kartu, čia viskas gerai, bet jinai bus tokia kaip nupirktas žmogus. Jūs tai supratę, pasiliksite vienumoj. Jūs tiesiog džiaugsitės, kad jūs esat vienas, o jie nesupras. Jie nesupras, jie tiesiog draskysis vienas nuo kito. Tiek būtų skorpionai. Vandenis, žinutė vandeniui. Žinutė vandeniui. Kažkokia moteris yra nusivylusi galbūt savo darbais, savo resursais, savo kompanijom, savo pasirinkimais. Gali ieškoti ieškoti žmonių pagalbos arba nuosekliai sakyti, kad ne, taip negerai, taip negalima, nori daryti kažkokius veiksmus, turi atsiklausti manęs. Kažkoks valdingas žmogus.
Jeigu jos neklausysi, bus pykčiai. Kodėl jinai taip daro? Suspyrusi kaip vaikas, nes jinai yra surišta. Kažkokių tai pančių lyg tai nėra, bet gyvenimas ir likimas jai davė tokį išbandymą su kažkuo kovoti. Kažkas jos gyvenime yra susipykę, ar tai priešinasi jai. Nu ir kodėl čia taip? Kas čia pasisuks dabar? Kas pasisuks? Jeigu ji arba jis paims iš švelniosios pusės, tada ateis jausmai. Kažkaip turėtų užglaistyti visą situaciją ir švelniau reaguoti į viską. Nes gyvenimas atrodo ir taip sunkus, eina nežino kur, renkasi nežinia ką, pykstasi dėl nežinia ko. Reikia tik tai švelnumo ir kantrybės ir ateis tyri jausmai. Tiek būtų vandenį. Krenta kortelės. Šaulys. Kokia žinutė šauliai būtų? Neįsimaišė. Kokia žinutė būtų šauliai? Priimti kažkokią gausą. Kažkas galbūt jaunas žmogus arba jūs arba kitas žmogus siūlo kažkokius tai resursus arba jausmus. Galbūt jūs atstumėt kažkokį žmogų, galvojate, kas čia per nesąmonė, kodėl čia taip siūlosi ir man čia to nereikia, bet reiktų priimti tai. Nenusiminti, nebijoti, nes jūs apninka baimės dėl kažkokių tai nepasidalintų dalykų. Galbūt turėtumėte įsikalbėti tam žmogui ir suprasit, kad viskam yra ribos. Nereikia savęs pančiuoti. Ir viskas bus gerai. Tiek jūsų šeimoje, tiek atrodo, tiek darbe, galbūt netgi pasikeis situacija. Tiek būtų šauliams. Dabar pažiūrėkime liūto situaciją. Kokia liūto situacija šiandien.
galvoje kažkokie prisiminimai, kažkokios svajonės. Ar verta čia svajoti? Kitas labai nori būti tvirtu žmogumi, gyvendinti savo troškimus. Ir jam pavyks. Jis moka uždirbti pinigus ir jam tikrai seksis tai daryti. Tai reikia susikaupimo, nesižvalgyti į praeitį, nekovoti su savimi. Kažkaip nenusivilti, viskas atrodo nėra niekas prarasta. Viltis visą laiką yra. Svajonės bus realios. Daug kovosit su savimi ir dirbsit. Ar tai pavyks, krenta? Taip. Bus sunku, bet galbūt jūs palaikys šeima. Galbūt rasite tokių, kaip pasakyti, draugų. Griežtų, bet teisingų draugų pagalba. Jūs nustosite gintis ir atversite savo gyvenimą gausiai. Galbūt jūsų svajonės jūs išlaisvins. Dabar esate lyg sustingę vietoje, nenorite judėti, bet jūs einate į tokią būseną. O į tokią būseną einat, kai viską galėsit pats padaryti. Nereikės nieko, pagalbos nieko. Labai džiaugiuosi už liūtus. Pažiūrėkime, kas yra svarstyklėm šiandien. Kokią žinutę norėtų perduoti, kas vyksta pas jų. Pažiūrėkime. Svarstyklės. Galbūt išmaitinate, išlaikote šeimos narius, gerus santykius šeimoje. Esate labai patyręs žmogus. Gali būti kalbama apie vyresnio amžiaus žmogų, tėvą, senelį, kuris jau padaręs yra savo darbus. Ir matoma, vaikai užauginti, laimė sukurta. Ir taip laikote savo. Ir sako, stok, pasirink teisingai. Jums pasirinkimas bus dėl kažkokių finansų. Ką tu pasirinksi? Kažkur yra nepatenkintas ego, ar tai atrodo viskas gerai, ne? Viskas gerai, bet štai jums pokštas. Likimas iškreipė pokštą. Galbūt kažkas pasimaišė kely, kur sudrebino jūsų iš pamatų tiesiog audra jausmų. Ir jūs viską norit nuslėpti nuo šeimos. Viskas šeimoje gerai. Kodėl jūs taip elgiatės? Nes jį gausuoja.
Jeigu užsoji, o jūs jaučiatės atradę kažkokį tai viduriuką, kur galėtumėt pasipriešinti. Ir jums galbūt nutiko, kad išsiskyrė nuomonės, išsiskyrė kažkas. Gal nuostabią šeimą. Pasirinkot kažkokį tai užgaidą, kur nereikėjo. Kas ten buvo? Ja, buvo supykusi moteris. Užgaidas pasirinktos. Nepasirinko teisingai. Arba nepasirinksit. Jūs nelabai tikėjot, kad čia kažkas pasikeis. Sakau, žmogus jau turi savo. Sako, dirbau visą gyvenimą ir nieko neturiu. Žmogus tai nusivylęs. Taip. Jums sako, viskas bus gerai. Draugystė bus. Kažkokia draugystė bus, nenusiminkit. Jūs matysit savo. Jums padės kažkoks tai prisilietimas prie gamtos kūrinių, galbūt drožinėsit ar tai, man rodo, kad keisit veiklą galbūt. Tiek. Svarstyklėm lygtai, neatsimenu. Gerai, ar skorpionai? Ne, svarstyklė. Jautis, kas jaučiam? Jautis, kažkas žvalgosi jums, galbūt pasižiūrėkite per petį, kas vyksta už nugaros. Kažkas norėtų jums smogti į nugarą. Kažkas vienyje žmonės prieš jūs, o jūs to nematote. Jūs nematote kažkokios pasalos. Iš moters, būkite atsargus su moterim, kuri galbūt jama jūsų pinigus. Kodėl čia, dėl ko? Atrodo, kad jūs bėgot nuo kažkokių problemų pas ją. Galbūt vakare, nakties metu. Ir galbūt netgi jinai tas problemas jums siuntė, o jūs to netgi net neįtarėt. Taip, jinai apsimetė, kad yra jūsų draugas. Jums tipo parodė kažkokį tai šviesesnį kelią. Nors norėjo tik tai save apsaugoti. Savo tai kažkokį tai gerbūvį pasigerino galbūt. Jūs dabar sprendžiate kažkokias arba spręsite iškilusius klausimus. Galbūt teks susirašinėti laiškais su institucijom arba kažkokia ateis nelaukta žinia, kur turėsite rašyti laišką. Nes kažkas susidėjo kaukę ir jūs to nematote, jūs to bijote, jūs nežinote, ką daryti. Galbūt netgi meldžiatės Dievo, šaukėt, kad jūs rastumėt atsakymus savo gyvenimo klausimus.
Kažkas piktybiškai jums kiša koją. Kas apsimeta draugu, kur einat pasikalbėti galbūt. Net nebuvo niekada draugai. Žmonės duoda tam, kad imtų. O ką jama, tai nežiūri. Galbūt pasiimtas ne tas žmogus. Sako, nespręs knygos palei viršelį. Galbūt pasirodė graži moteris, įklimpot, prisidarėt vaikų ir dabar jūs paliko ir sprendžiat problemas, ten alimentai ir visa kita. Oi, sunku. Pasižiūrėkim, kas bus toliau. Žuvytė. Kas aktualu tau šiandien? Praeities prisiminimai, nostalgijos. Galbūt esti kažkoks vienišas žmogus, turintis santaupų, pinigų, elgiantis teisingai, norite kažką tai, lyg tai pasirodyti mandresniu ir panašiai, bet visada atsisukat į praeitį ir matot, kaip yra. Jums atrodo, kad prastai, nors turite daug visko dar likusių. Turit namus galbūt, turit kažkokių tai pažįstamų, kam galit paskambinti, pasitarti ir panašiai, bet jūs dalinatės ne ten, kur reikia ir bijote kažkokių permainų, kur jums atneštų kažkokią tai sėkmę. Bijote ir bėgate nuo kažkokių permainų. Galbūt moteriai kažkokius jausmus jaučiate, tikrai yra moteris kažkokia, kur jums atrodo, kad jinai turėtų būti apidabinta, papuošta, kad jūs atneštumėt kažką jai, bet ar tai ir tada ji, ta prasme, duos jums jausmų, jinai jums atsivers, kalbėsis, ar taip bus iš tikrųjų, ne, jinai rinksis draugų kompanija. Galbūt tai bus tik tai linksmas pasibuvimas. Jinai su jumis netgi negalvos apie kažkokius rimtus santykius. O jūs svajojat apie ją tik tai. Ir visą tai, kad pamiršti, jūs krentate užsispyrusiai, daug dirbate. Nes esate labai silpnas pažas. Tiek būtų žuvytė. Avinas. Avinai aktualios yra pradžios, pasibaigia visokie dalykai. Jūs svarstote, kodėl taip išėjo, kaip negerai, galbūt per mažai daviau. Nieko nebuvo per mažai, tiesiog jūs per anksti galbūt nusivylėt arba pabėgot iš santykių ir dar įsiskaudinot pats. Tai jau buvo daryta ne kartą.
kaupėt jūs jausmus, neįsakėt kažkokių dalykų. Arba neįsakysit. Ir vyks išsiskyrimas kažkokia tai nauja pradžia norėtųsi, kad būtų, bet čia nepriimat jūs tų galimybių. Sako, aš jau mačiau, bijau duoti, nenoriu. Galimybė galbūt vaikams, galimybė gerom situacijom, galimybė gerai praleisti laiką ir panašiai, bet jūs to atsisakot. Sulaikote kažkodėl save. Kodėl jūs save sulaikote? Todėl, kad po kiekvieno kažkokio pasibuvimo ar tai kažką, reikia kažką gelbėti, reikia kažkur eiti, su kažkuo būti, bet ir atrodo, kad iš jūsų kažką atima. Nors jūs norite būti su kažkokiais žmonėmis. Mums reikia kažkokių žmonių, asmenų. Ko čia jums reikia? Pinigų. Už dyką nevažiuosi. Tokia mintis eina, už dyką nevažiuosi. Tipo nėra pinigų, nėra laimės, nėra žmonių šalia. Ir jums tada blogai. Jūs tada ginatės nuo kažkokių tai dalykų, nuo pat savęs. Ir vaidina toliau, kad esat nugalėtojas, kad esat šaunuolis. Viską darė teisingai. Bet jūs jausmų tai nepriėmėt. Jūs nepriėmėt kažkokių tai galimybių jausmų. Ir kažkas tai mato, ar tai mama, ar tai... Mama galbūt jūs aukština, kad jūs šaunuolis. Jūs tai lyg tai ginatės. Slepiat kažką. Paskui jums neišeina. Taip, mama žino, kas laukia greitai. Kad jūs per skubėjimą neturit savo kažkokio aiškumo nematot. Nematot, kas yra teisinga, kas ne, kaip elgtis. Ir dar pykstat dėl to, kad nežinot. Čia toks kaip pamokslavimas jums. Pamokslavimas dėl ko? Dėl praeities įvykių. Vat kaip tu gyvenai, kaip tu matei, pasirinkti turėjai iš ko, bet dabar jau tipo per vėlu. Nes viskas baigta. Taip, antrą pabaigos kortą. Visada turit pasirinkimą, kai jų neturit, tada jamat jausmus ir tada vėl iš naujo jūs einat link pabaigos, laikot, ką jūs darot. Einat pas moterį, kuri turi pinigų ir duodat jai jausmų, kad jums ką, taip pasidalintų.
keliaujat pas ją, iliuzijų maitinat. Ir paskui ginatės, kariaujat su kažkuo, kas čia dar vyksta. Nu taip, nu. Taip vaidinat nugalėtojų, kad viską mokat, viską galit. Kad priimtumėt tipo šansą, paskui vėl kabinatės kažkokių tai pamokslų. Ir būnat vienatvėje. Laviruoti dėl pinigų. Dėl kažkokių tai. Keičiat kažkokius tai, ar tai apdarus kažką. Bandot visais būdais, kad jums neskaudėtų. Bet jeigu jau, kaip sako, kad jums neskaudėtų dėl šeimos. Bet sakom, kad jau žaizda tai yra. Šašas užgis, bet jau yra ta vieta sužeista. Ir vėl kartojasi. Tai kiek tu dursi į tą pačią vietą? Pailsėk. Sako, pailsėk. Pamąstyk. Ir priimk svarbius sprendimus ir čia krenta viskas gerai tipo bus. Bet per jaunas žmogus tus, kaip pasakyti, neturi išminties tus jausmus priimti, dėl to taškas į kairę, į dešinę. Nu ir vėl, kaip pasakyti, jeigu turi artimą žmogų, tai jisai yra surištas, supančiotas, o tu lieki nusivylęs, nu ir vėl eina į darbus, nes neužtenka kažkokių tai įsibarsto. Čia gali būti sunki našta. Ir vėl apie praeities moterį svajoja. Nu, žodžiu. Oi. Tiek apie Aivaną. Išeikit iš iliuzijų, nes tai nieko neveda. Ir bus galbūt gerai. Jo, kas dar liko? Kas dar liko? Ožiaragis. Pažiūrim, kas ožiaragį. Labai išsiplėčiau. Žiūrim. Ožiaragis. Jo, ožiaragis laukia namuose, viskas tvarkoja, jausmų pilna. Kovojat su tendencijom galbūt laukiat savo išrinktojo, prieš kažką nenori teisintis. Jūsų gyvenimas, jūsų pasirinkimas. Aišku, atsivertusios kortos. Ir kur jinai yra. Jūs laukiat žmogaus, laukiat jo turimų galimybių. Ir nusivilėt, kad atrodo neįvertinat viso to. Ožiaragis negali patikėti, kad šitaip gavosi. Atrodo viskas yra, bet laimės nėra. O taip gerai buvo. Draugystė ir pergalės. Atrodo visi jau mūšį laimėti, ką toliau veikti. Laikas praėjęs.
jaunystės nebesusigrąžinsi. Galbūt bijo, kad jaunesnė pavilios. Taip. Sako, gerumu paimsi, maišti nereikės. Galbūt ne viena santuoka buvusi, daug kelionių, kažkaip išvažiuoja, vyrai išvažiuoja, iškeliauja, pyktis su jauni, galbūt su vaikais čia pykstas. Ieško gamtoje kažkokių tai gamtos prieglobsčių. Gamtoje atsigauna ir vėl išvyksta. Labai keliaujantys žmonės. Sako, stop, rinkis vieną. Ką pasirinksi? Pasirenka neteisingai. Laimės nėra, pasirinka pinigai. Tada galvoja, kad viskas bus gerai, čia kaip sukasi gyvenimas. Ir bam, nebėra vėl laimės. Nežinau, ar jūs suprasit, bet čia yra taip. Žvalgymasis į praeitį. Praeitį viskas taip sudėtingai dėliojasi, 4-3 vyrai čia. Kažkas buvo šaukta. Kažkokios materialinės gerovės. O kad ją pasidaryti, reikia sunkiai dirbti. O kažkas tik tai pyksta. Laukia gerų permainų šeimoje. Naujų pradžių gali tikėti žmonės. Kažkada buvo siūlyti jausmai. Sukurta šeima. Didžiuotasi šeima buvo. Ir paslaptis paliktos už durų. O sėkmė nusisuko galbūt nespėjus įvertinti. Kažkaip žragis atsigrėžė visi pinigus, nežinau kodėl. Bet gali turėti stiprų žmogų šalia. Kažkodėl atsiverčia vis draugų kompanija, alkoholis galbūt, vaikystės draugai, palaikymas. Yra svarbus. Kažkada sutikta draugystė tarsi atrodo tikra ir miela. Kaip svajonė. Visos taurės jau tuščios. Ir širdis sudaužyta. Atsirodo, kad prisimena, kaip gėrė iš tos taurės. Kaip viskas buvo lengva ir paprasta. O dabar pyksta. Beliko tik pyktis ir stovėti vietoj. Negali pajudėti. Kodėl čia ją taip suvaržė? Kodėl suvaržė taip žmogų? Kad pailsėtų truputį, nurimtų. Sako, kaip šauksi, taip atsilieps. Galbūt daug buvo apkalbėta, pasakyta apie kitus žmonės. Todėl dabar tokios ir pasekmės.
Taigi su jumis buvo Tiem, kas tiki. Ačiū Jums, kad žiūrėjote. Iki kitų susitikimų. Rašykite, komentuokite. Taip pat galite susisiekti tarotiem, kas tiki, @gmail.com